Nauji metai, nauji lapai, taip sakant. Tai prasidedant 2026 metams noriu pasakyti apie šių metų galimybės. Pavyzdys, jeigu tu dirbi pagal darbo sutartį ir gauni darbo užmokestį ir tavo darbo užmokestis yra tokio dydžio, kad dar gali taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį ir esi kažkokios tai bendrovės akcininkas ir dar gausi šiais metais dividendų. Dividendai, kaip žinom, 2026 metais yra apmokestinami 15% GPM tarifu ir joks kitoks tarifas jiems negali būti taikomas nepriklausomai nuo gautos sumos. Bet jeigu tu gavai dividendų ir gauni dar darbo užmokestį, kuriam taikai NPD, tai, kaip pavyzdys, sakykime, gavai kokius, 10 000 dividendų ir 1500 teks susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Ir gavai darbo užmokestį, kuriam taikai neapmokestinamąjį pajamų dydį. Nepriklausomai nuo to, kad dividendams yra taikomas tik 15% GPM tarifas, bet sudėjus bendras metinės apmokestinamasias pajamas, šitos pajamas, jeigu pasiekia 32 000 ribą, 32 000 eurų ribą, ten su kažkiek tai su trupučiu, metinis neapmokestinamasis pajamų dydis nepriklauso. Ir tada susimokėti jau 2027 metais teks ne 1500 eurų už dividendus, o 1500 eurų ir plus sugrąžinti tą gyventojų pajamų mokestį. Ta dalį, reiškia, kur buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Kaip pavyzdys, jeigu kiekvieną mėnesį, sakykime, buvo kokia atlyginimas ant popieriaus 2000 eurų ir buvo pritaikytas 331 euras neapmokestinamojo pajamų dydžio, o tau pagal metinės pajamas iš viso neturi būti taikomas NPD, teks papildomai grąžinti neteisėtai, nes įstatymas taip numato išmokėtas sumas. Tai dabar sprendimas gali būti toks: arba netaikyti neapmokestinamojo pajamų dydžio savo darbovietėje, arba susitaikyti su mintimi, kad kitais metais teks susimokėti didesnį gyventojų pajamų mokestį. Tai protingų sprendimų.